čia stovom prie tos vienos detalės Domui Šidlauskui, Šidlausko paminklui skirtos. Jo ta skulptūra susidarys iš 3 elementų, nes tokia Žemaitijoj didelė akmens nerandam, kad galėtų iš vieno akmens padaryti. Tai tenka iš 3 dalių daryti ir pakankamai ilgokai bastėmės čia su Kraujučiu Viktoru po Žemaitiją ieškodami sveiko akmens ir galiausiai radom. Tai va čia yra centrinė tos figūros dalis. Domo Šidlausko ranka. Dabar gal tas apšvietimas nėra pats dėkingiausias, taip reljefą labai nesimato. Laikanti, globojanti tą pagoniškosios Lietuvos aukuro ugnį. Čia bus dar pjaunama dalis, bus viršui keliama jo biustas. Apatinė dalis va čia yra pastatyta, toj vietoj visos 3 dalis susimontuos. Ir pastatysim tą garbų žmogų centriniai miesto aikštėj, šalia visų kitų 2, taip pat nemažiau svarbesnių asmenybių, Kasakausko Kaliksta ir Jakavičiaus Liudviko, kurie taip pat nusipelnė mūsų Akmenės miesteliui. Ir ne tik miestui, bet visai Lietuvai, manau, dirbo dėl Lietuvos labai ir pasodinsim tos 3 garbius vyrus prie didžiulio stalo, akmens tokio, skirtingų pažiūrų asmenybės, bet vis dėlto visi tą pačią kryptim vieningai Lietuvos labai kūrė. Tai gal